Sveiki, balandžio 16. Įvykiai dėstosi toliau. Matau mano pradėta tema, iš kur aš gaunu informaciją. Toliau mane verčia kalbėti detaliau apie tai, kaip viskas vyksta mano gyvenime. Tai kažkaip geriau paaiškina, lengviau, detaliau, kaipgi tas mūsų norimas ateities kūrimas vyksta praktiškai. Man dažnai trūkdavo įvairiuose šaltiniuose tų detalių, kurios paaiškintų smulkmenas, dėl to matau, kaip dabar ta informacija mane verčia kiekvieną dieną dalintis ir pasakoti, kaip tai vyksta, kad nepraleisčiau, taip sakant, tam tikrų filmo kadrų. Va, taigi toliau einame laiptais į dangų, detalizuojame, kaip tai vyksta. Na, pasakysiu taip. Kaip aš minėjau, paprastumo dėliai pasakysiu, kad gyvenimas susideda iš 64 kvadratų, kuriuose mes sudėliojame savo gyvenimo puzlę. Daug kartų tą klausimą detalizuosiu, minėsiu, dabar neverta apsistoti. Na, pasakysiu tai, kad apie save tai paprastai. Aš kaip kompozitorius, tuo pačiu aš ir instrumentas, tuo pačiu aš nata, tuo pačiu aš kuriu Visatos simfoniją ir mes tai darome visi. Vieni tai darome sąmoningai, kiti ne. Na, tai skirtumas, tik tai žodelėje ne. Perfect tonight. Taip. Mes vis dar esame vaikai, bet jau įsimylėję gyvenimą. Aš žinau, kaip tai atrodo tobulai, ilgai ieškojau šitų atsakymų, dabar jau žinau, kaip tai atrodo, kaip pas mane tai vyksta. Pavyzdžiui, kada kalbu apie kažkokią tai, kažkokią tai temą, nagrinėjau video. Aš jau mintise susidėliau tokį planą, kad darysiu video ciklą ir pasakosiu realiai, kaip tai vyksta gyvenime pas mane. Jeigu tai žmonėms įdomu, naudinga, tai bus perėjimas nuo teorijos prie praktikos. Dėl to turiu stebėti save, kaip tą ne tik tai išgyventi, bet ir papasakoti. Tai pas mane tai vyksta taip, kad jeigu, sakiau, susiplanavau daryti video ciklą, tai ryte pas mane ateina informacija, pabudau, kažkas tai svarbaus išplaukė, davė temą ir aš paskui ją gilinosi, taip nuo ryto iki 6, sakyčiau, iki 9 savotišką meditaciją. Aš jau nebesėdžiu meditacijoje, tas pats procesas jau tampa meditacija, kadangi visos tos bangos papildo ir veda į vieną pagrindinį tikslą – laimingą gyvenimą. Tai ten ir finansai, ir sveikata, ir santykiai, ir visa kita automatiškai sudaro tą visą modelį. Dabar grįšiu prie detalių. Taigi ryte prasideda pas mane, ateina svarbiausia informacija tos dienos, koksai turėtų būti video. Tas video tai rezultatas visų mano inputų, tai yra į tai, ką turėčiau pasakyti. Dar vakar balandžio 15 rašiau, kad nelabai galiu įvardinti, koksai kanalas mane veda, bet dabar jau supratau, kad kanalas toks yra, didieji mokytojai dirba su manim, nes jie tą viską ir sudėlioja. Ten dėsniai visą kitą, bet aš dabar gerai tai nežiūriu. Taigi kanalas yra, jis toks pas visus, visi mes šito kanalo dėlionės. Taigi dabar toliau grįžtu prie temos, kad nuo 6 iki 9 atsibudus iš karto išrenda pagrindinės idėjos tos dienos, ką turiu padaryti ir ką papasakoti. Taip galima sakyti. Ir tada įvykiai eina. Bet kaip įvykių seka, dabar kaip pasakysiu tokį trumpą pavyzdį, segmentą 4-5 dienų.
Aš jau suprantu, kad kažkas tai vyksta. Aš dėlioju tas dėliones iš tų 64 kvadratų ir tos naujos dienos dėliojasi. Aš matau, girdžiu tą dėlionę, tos dienos akordus. Aš nekuriu. Per mane dėlioja. Natas jungia jas į dainą ir verslo procesus, funkcijos. Vėlgi tai mūsų funkcijos arba darbe, versle arba namuose, mūsų funkcijos susijungia į gyvenimo procesą. Funkcijos tai natas, jos gula į proceso dainą. Tos procesus reikia suorkestruoti. Kaip sakyti, kompozitorius sukuria, dirigentas turi instrumentas diriguoti, kad gauti norimą akordą, darnų, harmoniją, balansą. Ir taip mes sukuriam per dieną savo dalį muzikinio kūrinio, kuris įsilieja į visatos simfoniją. Nereikite bijoti, kad suprasti, nes iš tikrųjų mūsų mintis skrieja žemę per akimirką kelis kartus. Dėl to mes esame galingi kompozitoriai. Todėl guldykime savo natas ten, kur norime, o ne tai, ką mus priverčia gyvenimo aplinkybės. Taigi toliau grįžtu prie tos temos, kur paminėjau, 4 dienų fragmentas, kaip gaunasi. Viskas. Norėčiau kažkaip tai dabar pasakyti, kad būtų visiems aiškiau. Pakoreguoju vakar dienos video. Taip yra kanalas, taip aš jo esu dalyvis, mes visi tai turime ir tai esame. Tai vyksta taip, mano atžvilgiu. Taigi, penktadienį kalbu su savo draugu Mindaugu. Mindaugas Šulskis, galite surasti Facebook'e. Didelis žmogus, suvaidins nemažą vaidmenį mūsų gyvenime. Nes kaip dabar vyksta kūrybos dėlionė. Taip ir mes visi kažkur tai dalyvaudami įvairiose situacijose, kalbėdami su žmonėmis, šeimoje, darbe, visur kitur, mus kažkas duoda impulsą ir mes dalyvaujame šitie gyvenimo simfonijoje. O pavyzdys mano su Mindaugu yra taip, kad mes penktadienį kalbam su juo, jis man parodo. O pas mane viduje, sakykime taip, skaitykime, kažkoks tai meta režisierius įdėjo man tos dienos uždavinį. Ir jeigu aš jo nepražiopsojau, o svarbiausia reikia mokėti tyloje išgirsti labai tylų šnabždėjimą, aš išgirdau, pajuto Mindaugas, tai pasakyčiau tiesiai šviesiai, bet man nėra laiko, kada tenais ypatingai gilintis techniškai, kaip tą padaryti, arba dar kažkur pas mane gal ir žinių nėra. Ateina į pagalbą intuityviai Mindaugas. Jisai suranda iš kažkokio tai pokalbio nematomo impulso, einam į bendrą srautą ir jisai suranda technologinį sprendimą, mato, kad tai geras dalykas, dar ir pats tą penktadienį nusipirko, kadangi jisai gyvena Liuksemburge, pas jį greičiau atvažiuoja iš Amazonės vokiečių platformos siuntinys, jisai susidėliojo, sukonfiguravo tam tikrą sprendimą, man parodė ir aš nepamačiau, kaip tai viskas susideda, susidėlioja ir veikia. Realiai instrukcija atėjo. Ir aš supratau, kad iš 3-4 panašių sprendimų šitas yra pagal kas greičiausias ir efektyviausias. Tada jau jisai man parodė, aš patikrinau ir supratau, kad tai reikia ir tinka. Užsisakiau savo, nes man jisai pagreitins darbą šitose mano, kaip sakyti, veikloje, kurią aš intuityviai dabar, manau, ir darau. Taigi tai penktadienį Mindaugas man parodė, aš užsisakiau.
Per išeiginės bankas mūsų miegą negali padaryti. Pavedimo pradžiai atrodė pikta, bet paskui supratau, kad tai turi būti. Įdomus buvo dalykas, kai tai supykstu, suprantu, kad tai turi būti, kažkas užlaiko tą sprendimą, stato jį į kažkokią tai seką. Deda į eigą, norisi greitai, bet jis pastatys tada, kad ateitų siuntinys pas mane tada, kada reikia, nes per tą tarpą kažkokius tai dalykus reikės padaryti, svarbesnius užfiksuoti. Tai yra, kol ateis pas mane tas sprendimas, aš neturiu įsigilinti, jis jau kelyje užsakytas, tai dažnai ir mūsų meditacijose vyksta, bet tuo metu aš aptikau, padariau tam tikrus apmąstymus, iš jų gimė keli video tom dienom ir kažkur tai taip, sakysime, chronologiškai, penktadienį aš sakiau, dirbau įvairiuose savo frontuose ir finansavimą reikalingi pinigai. Penktadienį nusipirkau loterijos bilietą, nes išlošiu dažnai, kai reikia pinigų, nereikia galvoti, kaip juos uždirbti. Labai svarbu, kad nemaišytų gyvenimui darbas. Tai reikia mokėti pasiekti. Sekmadienį tiražas bamst, neišlošiau, galvoju. Nepatiko, bet paskui supratau, kad kai jeigu būčiau dabar išlošęs, kažką tai būčiau svarbaus pražiopsojęs. Taip ir įvyko. Pirmadienį rašiau video, iš kur aš gaunu informaciją. Gal tai antradienį tai buvo taip. Dar nėra to technologinio sprendimo, nėra pinigų, bet už tai atsirado video, parodė man tolimesnę kryptį. Kaip detalizuoti savo patyrimą, savo pavyzdžių parodyti žmonėms iš visos teorijos, kurią iki šiol rašiau, kaip praktiškai šitai vyksta mano gyvenime. Taip, tai, sakykime, praėjo penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, buvo daug detalių, papasakosiu kitą kartą, o dabar svarbiausia suprasti, kad antradienį parašiau video ir davė man paustinį naują kryptį. Ir galvojau, kad tas video paaiškino viską. Antradienį toks buvo jausmas, trečiadienis, šiandieną 16 balandžio. Ir ryte staiga ateina mintis pratęsimo, dar gilesnė. Ir aš suprantu, kad rašyti yra gerai, bet papasakoti apie gyvenimo, kaip gyvenime tai vyksta, žodžiais rašant to neperteiksi, atima daug laiko ir aš supratau, kad video padeda mano knygai papasakoti žmonės praktiškai, atsiprašau, nusigandau, to aš perskambinsiu vėliau. Mindaugas skambina. Matote, jisai, man nebesimušti, kaip minėjau, Mindaugas Šulskis. Tai gražu. Sveikas, Mindaugai. Sveikas, kokie feedbackai? Tu dabar atsargiai kalbėki, nes tu esi eteryje, žmonės tave mato. Aš rašau apie mūsų patirtį nuo penktadienio iki trečiadienio. Taip, kad tu, kai būsimoji, tu patylėki, tu, kai būsimoji žvaigždė, dabar turi kentėti ir kentėti. Žmonės tave mato, šiandieną matys tave. Nesispardykit. Tai va. Dabar žiūrėkit, tu pabūki pauzėje, paskambinsiu aš tau. Dabar turiu biškį, vėliau. Gerai, iki. Tai va, su Mindaugu pakalbėjom, gyvenimas vyksta, tai nenumatomas dalykas atrodo eteriui, bet kažkaip tai gerai pailiustravo, kaip mes visi jaučiamės šitoje, kaip sakyti, šitame scenarijuje. Taip, baigėsi mano mintis. Taigi, antradienį 15 balandžio rašiau video, šiandien atsibūdęs matau, kad reikalingas pratęsimas, reikalingas detalizavimas. Supratau, kad tenais vieno video neapsiribosiu, nes jeigu apsiribosiu vieno video, tai nepaaiškinsiu visų detalių. Ir dabar svarbiausia į praktinės detalės įlysti, tai žmonėms yra labiausiai suprasti, per savo gyvenimą aš galiu tai aiškinti. Nes tekste rašant knygą arba straipsnius neaprašysi detalių, jausmų neperduosi, niuansų, garsų ir dar kažkokių dalykų
nesuformuosi, taigi video pasirodė, kaip sakyti, man tas reikalingas formatas. Nors anksčiau buvo nelabai aktualus. O kadangi galima įrašyti video galiu dabar bet kur ir bet kada, todėl aš sėdu tada, kada ateina impulsas rašyti. Ne tada, kada ten pasipustai plunksnas visas ir ten pasiruoši labai gerai viską padaryti. Tai nebesvarbu, svarbiausia natūraliai pačiupti tą momentą ir jeigu man pasakė, tai stop, čia parašykim, eidamas pasivaikščioti arba darai kažką kitai dalyką ir ten sustoji ir įrašai, net ir tegul tai bus 5 arba 10-15 minučių, visiškai nesvarbu, svarbiausia natūraliai pagauti tą impulsą ir jį perteikti žmonėms, nes ten, jeigu ten repetuoji, režisuoji, pudruoji ir makiažuoji, kaip sakyti, tai tada, gaunasi labai gražu, formatas liuks, bet gali neperteikti tam tikrų nematomų vibracijų, kurios tuo momentu skamba visur aplinkui. Tai tas svarbu, kad tikrai nebūtinai ten turėti galingą studiją ir viską tiksliai pagal formatą sudėlioti, tegul tai lieka kitiems dalykams padaryti kažkada, bet kada tu gali staigiai dabar visos dalykai greitai užtikrina tai padaryti bet kurioje vietoje, sėdu ir rašau video. Nes dar žinau, ką noriu pasakyti, o kol ten pasipudruosiu, sustatysiu kameras ir žmonės, visus režisierius ir asistentus sudėliosiu, tai aš pamiršiu pasakyti tai, kas šiandieną visiems yra svarbiausia. Tai gyvo tokie dalykai. Rašau just in time, reikiamų laikų, reikiamoje vietoje, su reikiamais žmonėmis, kaip matote, Mindaugas iššoka į eterį gražu. Ir reikalingi angelai ten skraido pas mus, tai pasakyčiau tiesiai šviesiai, tai kartu su jais mes kūrėme šitą video. Taigi, va tokie dalykai. Svarbus akcentas yra tame, kad mes, tai yra aš, dabar jau kūrybo principas yra video, kad kuriu bet kur, bet kada reikiamai vietoje, reikiamų laikų, reikiamam žmonėms, su reikiamais savo gyvenimo dalyviais, tai vadiname filmą su aktoriais, kuriuos surežisavo didieji mokytojai ir dar kažkas aukščiau, bet šiandieną, taip suprantu, svarbiausias vienas iš tų dalykų yra, kad tai, ko nespėjau parašyti straipsnius, turiu papasakoti per video ir kuo greičiau padaryti, tai bus geriau, nes nepamiršau, jeigu tai yra svarbu, tai svarbu ne tik man, bet kitiems žmonėms. Taigi, kai ryte išgirstu, kas pagrindinė mintis ateina, tuo metu automatiškai atsiranda šaltiniai, kur ta informacija giliau guli, kur aš galiu dabar, kaip sakyti, tai, kas informacinėm lauke pas mus yra sudėta, dažnai atsiverčiu kažkokią tai knygą, straipsnį, paspaudžiu linką, išgirstu, pamatau, inicijuoja ir pagilina tą, arba inicijuoja naują temą, arba pagilina temų ciklą, video paskaitų ciklą pagilina tą temą. Ir jeigu aš matau, kad ta tema man įdomi, tai reiškia, reikia kažką giliau paaiškinti. Dažnai užsirašau tam tikrus sakinius, mintis, kad suprasčiau pagrindinius taškus scenarijuje. Nes mintis paskui, kada viskas tai taškuose šituose mintise popieriuje, kaip papuolę susirašau, tada žinau, kad nepamesiu pagrindinių KPI, tai vadinsim, Core Performance Measure indikatoriai, tai būtų pagrindiniai scenarijaus rodikliai. Taigi, tas mintis mano ateina tiek iš mano nematomo informacinio lauko, tai ateina taip pat iš įvairių kanalų, rinkų ir spaudžia ranka tenais jau kur man reikia. Kitas iki atsidaro kažkokie langai, kuriuos man svarbu pamatyti tuo metu. Anksčiau buvo tai, kad nebūtų papildomų trikdžių, nes pradedantiesiems neturi būti, nespausti papildomų nuorodų, neskaityti papildomų knygų, neatsivertinėti, negalvoti, daryk, kol tave išves, kuriuo keliu tau reikės eiti. Kada mane išvedė, aš tada supratau, kad
ten intuityviai mano ranką kažkas tai veda ir paspaudžia. Kitas iki atsidarau, persikroja į kompiuterį internetinis puslapis, o ten atsidarė langas, kurio aš net ir neieškojau, ir spausti nereikėjo. Prašiausiai persikroja kompiuteris ir sudėlioja man langus ekrane. Tada aš supratau pačią magiją. Tai jau, kada pasiekia tokį lygį, tada svarbu, tegul intuityviai rankas spaudžia. Ne aš ten galvoju, kad aš kažko ieškau, neieškau. Todėl, kad tai, ką paspausiu, suvalgys mano laiką. Taip, o kai atsidaro tenais patys, jie kažkur tai šitie visi informaciniai šaltiniai patys mane ateina, nes jie šiandieną svarbus, nes visumoj tas vienas arba keli video per dieną, nu, jie detalizuotai paaiškina temą, paaiškina knygas mano straipsnius ir tas video toksai gaunasi greitasis formatas per visus mums suprantamus dalykus. Taigi, video, jeigu ten pridėčiau prie knygos video kompaktinį diską, tai jame būtų, kaip sakyti, daug paaiškinančių instrukcijų. Grįžtu prie temos, kaip sakyti, 5 dienų fragmentą. Automatika mano ta suradimas sutampa su mano dienos planu. Taip, va čia svarbus dalykas. Šitoje vietoje buvo pasižymėjęs tokį tašką, kurį aptarti. Tai pas mane yra idealios dienos planas, kada aš ten nuo kokios valandos iki kokios valandos ką turiu padaryti, taip norėčiau išlaikyti, kad būtų ideali diena. Bet man kada iššoka, aš ten jame yra įrašyta, kad aš ten turiu premedituoti, turiu parašyti video, bet aš tada jau įsėsiu įrašyti tada, kada aš ten surinkau kažkokią kritinę masę informacijos. Matau, kad aš jau galiu pamiršti arba ten, kaip pasakyti, jau atėjo skaupas, apimtis, kad aš turiu tą pasakyti, aš atsisėsiu ir parašysiu video. Nesvarbu, ar aš ten su kostiumu, ar su sportiniu kostiumu, ar su ofiso kostiumu. Man tai nesvarbu, svarbu parašyti ir aš turiu tai užšaldyti ir atiduoti. Taigi, tokiu būdu, ta mano automatika sutampa su mano dienos planu. Ir jeigu ten aš įrašiau tą video, tai tuo metu, jeigu ten buvau kažką tai numatęs pasportuoti pratimus, aš perkeliausiu į kitą laikotarpį, tada, kada video turėjau rašyti. O mane vedžioja taip labai gražiai prie dienos plano ir fakto. Ir vakare aš puikiai suprantu, kokie impulsai man šiandieną suformavo tokį gražų gyvenimo ritmą, kada galvoti pačiam smarkiai nereikia, viskas realizuojasi automatiškai ir greitai, tai čia ir yra, ko gero, gražiausia harmonija ir balansas. Taigi, tokiu būdu mano dienos planas, idealios dienos, koreguojasi ir tampa faktu, kada aš pamatuoju rodiklius. Rodiklių pas mane navigaciniai mūsų dienos sistemoje pas mane yra 15 rodiklių. Diena sugraduota, aš pamatuoju vakare, matau spidometrus ir matau, kad aš tikrai iš taško A į tašką B iš Vilniaus, taip parsičiau į Kauną, nuvažiavau tiesiausių kelių, mažiausiai sunaudojęs degalų, laiko ir be jokių gedimų. Kam bus įdomu apie navigacinę gyvenimo sistemą, pasakosiu detaliau, o Mindaugas, aš tau nepaklausim, ką jisai dabar čia nori man. Taip, Mindaugai, tu antrą kartą jau eterį. Ar jau eksploatuoji lyginį sistemą? Ne, neeksploatuoju, aš dabar apie tave kalbu vakare. Aš tau paskambinsiu, kai baigsiu rašinėti, nes paskui pamiršiu, kas yra svarbu žmonėms dabar išgirsti. Va, Mindaugas atrodo neblogai visai. Va, tai aš tau tada, kaip sakyti, visą šitą vakare. Vėliau. Jo, man reikia rašyti, nes ten labai svarbu ir tavo, ir mano krypčiai. Iki. Gerai. Duosiu ženklą 20 minučių. Iki. Užrašykite emocijas. Emocija tai yra vibracija, Algirdai, nepamirškit. Užrašykite. Kokią emociją sukelia? Darbas. Taip, Mindaugai, taip. Jeigu emocija, gerai. Iki, Algirdai. Iki. Na, matote, labai gerai. Nereikia jokių ypatingų didelių gyvenimo triukų, kad pajustume gyvenimo tikrą skonį. Realybės šou. Sutapo. Taigi dabar tęsinys
O taip ir veikia mano intuityvus kanalas. Jis mane veda, aš su jumis kalbu, groju, rašau. Tokiu būdu didieji mokytojai per mane realiai be pastangų veda mane į jūsų tam tikrą kažkokį tai supratimo tašką. Kažką mes šiandieną supratome, kažką paaiškinome. Tokiu būdu viena mano diena tampa aktuali man. Gimsta video, dedu aš ją į video paskaitų kanalą YouTube. Po šito video yra visi adresai. Jeigu šitame procese atsirado gimė muzikinis kūrinys, instrumentai yra pastoviai paruošti, aš sugrojau, dedu į savo muzikinį kanalą, ten pasitikrinau ir emocija tokia pati skamba. 2 kanalai pas mane, paskaitų ir muzikinis YouTube. Muzikinis yra ir Contribui. Ten taip pat galime daugiau plačiau paskaityti ir komentarų apie gyvenimą, muzikinį. Kodėl 2 gyvenimai pas mane, kaip sakyti, lygiagrečiai muzikinis, verslo ir asmeninis, jie visą laiką būdavo persipynę. 3. Taigi toliau, 2 kanalus nupasakau. Toliau, Facebook'e ten yra tokie straipsniai, kuriuos aš staigiai kaip juodraštį metu sinchroniškai. Ten generalinė idėja, aš matau kokios mintis, kokie paveikslai, kokie video ten gali sugulti, nes ta patogus formatas Facebook'e, ten yra tekstas, video, nuotraukos, visi šitos dalykus priima. Ko skiriasi nuo Contribui? Contribui aš galiu sudėti įvairius dokumentus, Excelis, Wordas, PowerPointas prikabinti ir papildyti savo pagrindinį Facebook'o kanalą šitais dokumentais, nes tai yra labai svarbu paremti kartais, kas tai yra spidometrai, gyvenimo rodikliai jame, kaip skaičiuojami. Ten yra visos lentelės navigacinės sistemos, kurie žmogus greitai užsipildęs, taigi gauna savo dienos nuotraukos įvertinimą. Kaip sakiau, kiekvieną dieną mes dar turime užvirinti iki 51 laipsnio vandens, tai pasakyčiau tiesiai šviesiai, tam reikia tam tikros elektros energijos, tam tikrą kiekį vandens pripilti, taip vaizdžiai batinuko metaforą kalbant. Ir jeigu vandenį virinam per dieną iki 51 laipsnį, reiškia mes teisingam gyvenime gyvenam. Jeigu mūsų ten trukdo elektros pertraukiai darbe, kaip sakyti, taip pasakyčiau tiesiai šviesiai, arba mes per daug prisipylėm vandens, reikia laiko, tai va, toks dalykas per dieną reikia tiek paimti savo noro arba batinuką, kad pripildytume jį 51%. Per kiek, tai o turim mes 16 aktyvių valandų, 8 miegame, 16 dirbam, 8 darbe. Visur reikia per navigacinę sistemą susigaudyti, kaip mes pasiekėme 51 laipsnį užvirinto vandens metaforą. Labai gerai pavyzdys yra, batinukas tam tikro dydžio, įpilėme tiek, kad per dieną užvirintų iki 51 laipsnio, o čia yra svarbiausias rodiklis ir svarbiausias skaičius. Mes užvirinam vandenį ir batinuko pavyzdžių, jeigu mano navigacinė sistema viską pamatavo ir pasakė taip, jūs šiandieną einate miegoti 9 valandą, pagal grafiką sudėliojate visus akcentus, faktą ir matome, kad užvirinate savo gyvenimą iki 51 laipsnio. Viskas, diena nugyventa teisingai. Ir taip 2-3 mėnesius, 1-2-3 mėnesius reikia dirbti. Šitame laikotarpyje per 1-2-3 mėnesius jūs galite pasiekti viską. Tai pasaulyje daug kur įrodyta įvairiais patyrimais ir pavyzdžiais. Taigi, o dėl to Contribui labai svarbus yra tų dalykų, kad aš ten galiu sudėti visus dokumentus, navigacinius rodiklius ir visą kitą. Taigi, taip kanalai viens kitą papildo. Yra Patreonas kanalo, ten daugiau anglakalbiam, amerikiečiams ten daugiau suprantamas dalykas. Taip pat, kada jau ten tikrą etapą sukurtas straipsnių, video ir muzikinių kūrinių dalykas sugula į knygą, tada galiu per Amazonę išleisti anglišką knygą anglų kalboje
labai gerai leidykla veikia ir parduotuvėse ją parduoti. Jeigu lietuviška knyga sugula, dedu į Lulu leidyklą, jinai man išleidžia ir parduoda savo parduotuvėse. Tai tokiu būdu lietuviškai ir angliškai galiu leisti savo knygas. Na, aišku, jeigu dainos sugula ir iš jų galiu padaryti koncertą, sudedu į CD muzikinį, dedu į muzikinį kanalą ir muzikinį Contribui. Tai matote, kaip gražiai viskas gyvai sugula, gyvai galiu koncertą organizuoti internetinį internetinė erdvėje, jokio skirtumo, jokių renginių organizatorių, leidėjų, cenzorių ar kritikų. Matot, kaip dabar mes galime daryti viską, kas anksčiau atrodė nepasiekiama, virtualu, kai mes viską suvokiame. Na, aišku, nepamirškime, kaip gera kartu pabūti. Matot, 21 amžius, patys žinote, tai nuostabu. Tik nepaklyskime. Taigi, na, aišku, mano veiklą koreguoja mokytojai. Jie koreguoja per mano draugus. Nu, kaip matote, per Mindaugą. Jisai gyvena Liuksemburge, dėl to jisai mato gyvenimą iš tos pusės, kuri man šiandien nepasiekiama, kad ir man šiandieną nebūtų kada gaišti laiko, kad mūsų mokytojai bendri. Ir kai mes padarom tos tam tikrus gerus bendrus veiksmus, nu, mus įveda tam tikras energetinis sūkuris ir man svarbu pamatyti, panaudoti tai, ką per Mindaugą mane gyvenimas moko. Mes tą patyrimą pakartojame ne vieną kartą su juo ir su visais jumis. Tik tai, kaip sakant, gyvenimas taip greitai viską suvarto ir sudėlioja, kad mes nepastebime tų dalykų. Man dabar, kaip sakant, yra sąlygos tą matyti, padaryti, maksimaliai pabūti tyloje nuo viso gyvenimo šurmulio. Tai labai svarbu, nes labai išgirsti, kad tyloje visą tą šneka tokius dalykus, kurios gyvenimo kasdienybė dažnam iš jūsų sutrukdo, nes jūs tuo metu, kaip sakyti, gyvenate įvykių, kupinų įvykių, tokiame sukurtame ežiukė, kada mums vaikai atima laiką, reikia vežti į darželį, į mokyklą, po užklasinius renginius, žmona, vyras, giminės, stoviu kamštyje, eilėje. Ir taip gyvenimo ežiukas per vieną dieną visiškai išmuša jūs iš savo tikro gyvenimo, o aš gyvenu dabar į tikrą. Dėl to bandau visiems paaiškinti, kad reikia pasiekti tokias sąlygas, kada gali gyventi tikrą gyvenimą, o kada tave gyvenimo ežiukas viską sujaukia ir diriguoja. Taigi, tokie dalykai irgi svarbu suprasti, kodėl aš galiu. Jeigu taip gyvenu, tai taip galiu kitiems paaiškinti, kaip tai vyksta. Taigi svarbiausia, man visur būnant, paimti ir įrašyti, papasakoti. Taigi toliau grįžtu į tą mūsų laiptų schemą. Dar noriu priminti, kad kiekvienas mes tą turime, naudojant tą patį principą, bet kuo mažiau įvykių ežiukų, ten tų spyglių per dieną pas mus ateina, nereikalingų įvykių, tuo greičiau mes nulpam savo tą svogūną ir matom, kas yra svarbu sluoksnis po sluoksnio. Tam reikalinga laiko. Taigi vėlgi sistemoje turi prasisukti gyvenimas tam tikrą versijų kiekį, kad matytume, kiek mes per dieną patobulėjame. Tai mūsų kolektyvinės tokios pastangos darbe, šeimoje, giminėje. Jūs aišku viską supratote. Mes visi per dieną gauname tą kryptį, savo intuityvę, tą kolektyvinę kanalą, savo karmą. Vieną dieną aš vedu jūs už rankos, kitą dieną jūs mane koreguojate ir vedate. Taip kartu vienas kitam mes padedame, vienas galbūt ten gali padėti nematomoje vietoje praeiti labirintus, o kitas iš savo patirties fizinio gyvenimo keliu gali nuvesti. Taip mes vienas kitam padėdami, nueiname
į kitą gyvenimo lygį, kitą aukštą. Nu, aš dabar sakyčiau etiketę šitoj vietoj, kaip bandau tos 64 kvadratėlius mūsų gyvenime sudėlioti į bendrą puzlę vaizdą. Bet mes visi esame tam bendrame procese, mes esame tam bendrame informacinėme lauke, mes kartu kūrėme šitą mūsų gyvenimą, šitas video paskaitas. Ką aš čia dar užsirašiau, šiandieną ryte mane veidžiu, kaip suprastumėm, detaliau naują metaforą tokią papasakosiu. Yra stotis, radijo, televizoriaus stotis, analogas gali būti toks kiekvienam suprantamas. Jinai gali tai transliuoti, kaip sakiau, imkim taip, sąlyginai 64 kvadratėlių stotis. Stotis turi 64 kanalus, taip sakyčiau, FM. Visokius turi pavadinimus skirtingus, taigi ten žmonės dirba savo srityje, ten savo specialistai pagal gynimo kryptį. Taigi, bet radio stotis yra viena pagrindinė korė. Stotis, tai skaitikime kūrėjo mūsų, arba Dievo, arba informacinio lauko, visuotinio proto, kas kaip nori, taip tas gali vadinti. Tai bažnyčia gali vadinti, kad tai yra Dievas, kitas gali vadinti, kad tai yra kūrėjas. Jokio skirtumo, visi mes dirbam su tuo pačia pagrindinė radio stotimi, o kokiam kanale mes ten transliuojame, priimame ir atiduodame, nebaisu sakyti, mes vienas kitam negriauname gyvenimo. Dievas negriauna kūrėjo įvaizdžio, kūrėjas negriauna Dievo įvaizdžio, svarbiausia, mes nesikauname. Visur yra tas pats visuotinis protas, tik turi skirtingus pavadinimus. Visuotinė energija, iš kurios mes susidedame, kaip sakiau, visi mes esame banga, ta pati banga Žemėje. Taigi, stotis, jinai visatoje yra mūsų kūrėjas ir 64 kanalai joje pas mus veikia. Bet tos visus 64 kanalus valdo meta-managementas. Meta-managementas tai ne meta Facebooko platforma, tai yra meta valdymo verslo santrauka ir mūsų gyvenime tai, kaip sakyti, dabar irgi suprantama, kad šitos 64 kanalus reikia suderinti reikalingose diapazonuose, suprasti, kokiam kanale mes šiandien dirbame, kokias laidas transliuojame, kas mūsų klausytojai, kaip sakyti, ir kiekvienos valandos ką reikia sakyti. Tai toks sudėliojimas atsiranda meta valdymas mūsų gyvenimo pas kiekvieną. Priklausomai nuo gauto gyvenimo likimo, kaip sakiau, likimas tai mūsų kontraktas, kurį pasirašome, o mūsų pasirinkimas, ką mes prie tam tikrai sankryžai, kada suksime į kairę, į dešinę, raisim toliau tiesiai. Tai likimas ir pasirinkimas atskiri buvo video ir dar galėsim pasikartoti. Mūsų tie kanalai veikia visą parą, 24 valandas, nesvarbu, ar mes miegame, ar mes 16 valandų kažką veikiame. Kaip suprantame, veikia visą savaitę, tai ta, kaip sakyti, koncepcija 7x24 yra mūsų nieko nestebinantis gyvenimas. Taigi, pagrindinė stotis, joje 64 kanalai transliuoja savo dažnių. Taip, ką toliau aš taip pasirašiau gražesnį, tai pasakyčiau. Taigi, dabar kaip tie 64 kanalai atsiranda. Yra konverteris, kuris tą meta totalinę vibracija siunčiama kūrėjo, ištransliuoja mums konverteris į kiekvieną kanalą mums suprantamais dažniais. Ir mes kiekvienas jame gyvename. Kiekvienas savo kanalo dažnyje. Su savo šeimomis, kolegomis ir visais kitais aplinkiniais įvykiais, žmonėmis, daiktais ir visa kita. Jūs kiekvienas savo kanale esate savo ekspertas ir taip, jeigu iš viršaus ateina mums informacinis scenarijus ryte,
Tai vakare per mūsų patyrimą, vakare outputas iš mūsų gyvenimo nukeliauja ten į viršų, kaip mūsų suprasto gyvenimo rezultatas. Tai kai kuriuos, kurie stato su laiku į tą poziciją, meta, kurie sugeba 64 kūrėjo kvadratėlius matyti, ką jisai ten siunčia į ryte, į visą mūsų 64 kanalus. Nu ir kurie padeda mums susigaudyti savo pavyzdžių, kaip per dieną nugyvenome mes blaškomi gyvenimo bangų su visais gyvenimo ežiukais. Atsakymą vakare mus pamatuoja, kas buvo inputė asis paduota ir ką mes tubi padarėme. Na, taigi mes savo gyvenimu paprasčiausiai materializuojame tą scenarijų, kurį kiekvieną dieną, kiekvieną paskui mėnesį, savaitę arba metus, kurie siunčia, mes tai jaučiame, įveikiai aplinkui sukasi, kurie mato, kas jį girdi, apie jas negirdi, tos koreguoja per nelaimės, per traukočias situacijas, liga, avarija, gaisras arba mirtis. Tai čia nieko normalus dalykai, paprasčiausiai taip turi būti. Taigi matom, taigi grįžtu nuo penktadienį, šiandien trečiadienis. Tai kaip ir įvyko, sakiau, sekmadienį susiplanavau loterijoje išlošti pinigų reikalingą sumą penktadienio idėjai apmokėti, bet netėjo, nes pinigai, nes, kaip sakyti, jeigu būčiau ten susimokėjęs ir nurimęs, arba dar kažką tai padaręs, būčiau pasukęs, kuriejas nedavė, nes būčiau užmygęs ant laurų, žaidęs pinigais. Na va, šiandien antradienis, ne trečiadienis šiandien, atsiprašau. Taigi atsibudau, matau, kad ateina naujos idėjos, turiu šitą video įrašyti. Skambutis buvo ryte, kurjeris atveš tą magišką siuntinį penktadienį, kurį su Mindaugu mes suradome. Taip ir va, bet aš paėmiau ir pamiršau, tai kur ten būna. Tada man atsiuntė daug gerų idėjų, šeštadienį gerų idėjų. Reikia artikuliuotai kalbėti, nes labai gerai Facebookas verčia mano kalbą į lietuvių kalbą, subtitrus ir angliškai verčia. Tai, kaip sakyti, kartais kažkas, tai jeigu nesupranta lietuviškai, gali pamatyti, apie ką kalbu lietuviškai. Bet kada kalbu, man svarbiausia pakalbėti, o kas paskui gali bus nesuprantamas žodžius patikslinti. Čia nuokrypimas mažytis. Taigi, va taip, va, einu, tada, kai reikia pinigų, einu pasivaiščiodamas, užsuku, nusiperku loterijos bilietą, jeigu išlošiau gerai, jeigu ne, reiškia kažkodėl tai bus vėliau, nes dabar reikia, kad neteitų. Taip ir buvo, su tuo sekmadienį išlošiau, tiražas praėjo, šiandien trečiadienį atėjo siuntinys, aš tai kurjeris grįžtu prie siuntinio, tiekimo grandinė. Paskui pasakosiu apie finansus. Taigi dabar tiekimo grandinėje kurjeris pasirodė trečiadienį, tada, kada aš jau sudėliojau visus šito video scenarijų. Įvairūs šaltiniai atsidarė pas mane, parodė tokį gražų vaizdą. Aš susidėliau idėjas, apsirašiau, manęs niekas netrukdė. Ir kai aš jau baigiau, buvo skambutis, kurjeris jau prie namų, pasiimti savo stebuklingą savo siuntinį. Nesutrukdė. Dėl to sakau, sinchroniškumas tai yra tai, kada mums netrukdo. Tai ne tik tai, kad sutapimas, kad mes sinchroniškumas matom kažkokius tais magiškus pasireiškimus. Ne, sinchroniškumas kasdienėse smulkmenose. Kol aš neparašau scenarijaus, tol kuris manęs netrukdo. Tai va, pasėmiau aš šitą savo gražų siuntinį, pasidėjau, bet neišpakavau. Nesėdau rašyti, kaip sakyti, šito video. Guli, gražiai padėtas, stebuklingas, kokią nors papasakosiu.
Va taip, mano tas siuntinys neišpakuotas, svarbiausia parašyti video, nes kitaip, jeigu čia pakuoti, sugadinčiau scenarijų ir įrašymą ir kažko galbūt jums nepapasakočiau, tai labai svarbu neskubėti, kur to labai įdomu knieti, išardyti savo siuntinį, nes svarbiausia jis neprapuls, o tai, ką dabar pasakiau jums, gali išgaruoti. Tai va, dėl finansinio palaikymo nusipirkau bilietą vėliau, keliom dienom į kitą tiražą, ten aš išlošiau ir apmokėjau šitą visą savo siuntinį ir kitas visas išlaidas. Tai va, čia toksai gaunasi mano, kad ir tiekimo grandinė ateina savo laiku ir pinigai ateina ne iš pirmo tiražo, o iš antro. Laimėti loterijai reikia mokėti, o kodėl neduoda pinigų iš karto? Daug. Jeigu duotų tiek daug, tai tada žmogus, aš sustočiau, turbūt kurį akimis taip sakyčiau, aš tenais, kaip sakyti, nesiekčiau sekančio laimėjimo, nes laimėjimas nuo laimėjimų yra apmokėjimas sąnaudų ir kaštų visam šitam verslui. Jeigu dabar ateitų pinigų didžiulė suma, atsisėsčiau savo ramiai ir nieko nedaryčiau. Tai va. O kada kūrėjas žino gudriai, kad jisai dardau aš kaip išlošti pinigus su jo pagalba loterijoje, tai aš ten turiu susimokėti mažą pinigų, kaip sakyti, tą sumelę, tam, kad gaučiau didesnę ir apmokėčiau visas šitas įrašymo, kūrimo, išlaidas, kūrą, benziną, maistą, visą kitą, nevargdamas 8 valandas kažkur tai, pagal kažkokį tai, reikalingą fizinį scenarijų, bet, man jisai dabar, kaip sakyti, sutrukdytų pamokyti daug žmonių, kaip aš, kaip supranti, yra kitas būdas daryti pinigus, bet pinigai kristų iš dangaus, tai pasakyčiau. Darbą reikia dirbti, tam tikrą laiką, tam tikrus metus, tam kaip priklauso. Fizinis gyvenimas turi būti balansė su dvasiniu. Neskubėkite visi lengvai gauti kažką, nes lengvai gavę, lengvai išleisite. Viskam savas laikas ir tiek, kiek reikia. Kodėl dabar šitoje vietoje man patiko mano sakiniai, kur aš susirašiau ryte, išlenda kada reikia. Ten nerašau gražiai arba kažką tai specialiai, susidėliojau juos ir dabar jie atėjo pas mane tuo metu, kada aš matau, kada atėjo laikas tai pasakyti garsiai. Taigi klausimas, kur tos meditacijos, kurias rašiau, svarba. Tai mūsų meditacijos tikslas yra meditacijų metu sukurti savo, kaip sakyti, naują cheminę formulę. Kiekvienos meditacijos metu sėdėdami mes, kaip sakyti, užtvirtiname tam tikrą savo asmenybės parašą mintyse. Ir kai mes sėdėme meditacijoje, mūsų cheminė formulė keičiasi. Jis gali, kaip sakyti, pasikeisti, bet išeisite meditacijos į darbą, į troleibusą įspūsti ar kitą kažkokį tai įvykį ir mūsų formulė grįžta į savo praeities, sakykime, tokį standartą. Norint, kad jinai pasikeistų galutinai, reikia tam tikrą laiką padirbėti, nes ląstelės grąžina kūną į senąjį aš tą formatą ir tada kautis su savo ląstelėm sudėtinga, nes, galbūt tokiu būdu visata ir kūrėjas mus tikrina, kaip mes rimtai nusiteikę pokyčiams. Ir jeigu mes greitai staigiai kažką padarytumėme, tai kažkur tai materializuotumėm daug to, ko mums nereikia. Taigi ląstelės irgi tada dalyvauja mūsų šitam kūrimo procese, jos reikia, šaukia. Tu taip tiek metų mąstė apie šitaip, o dabar nori staigiai mus pakeisti, ne, pralauto neišeis, gražina tos pačius, kaip sakyti, serotonino, hormonų, streso ir kitus hormonus ir mes tada netiek galvojam savo proto, kiek mus vežioja senoji cheminė formulė. Kai medituojame, mūsų kraujas būtų prijungtas prie mūsų tam tikras prietaisas, kuris matuotų mūsų kraujo cheminę sudėtį, mes matytumėm, kad meditacijos metu mūsų cheminė formulė keičiasi. Jei norime, kad mūsų sąskaitoje būtų 100 000 eurų, mūsų kraujo formulė turi atitikti tam tikrą cheminę sudėtį. Labai svarbu suprasti. Vibracija, kurią mes sukeliame mintyse meditacijos metu,
įtakoja mūsų cheminę formulę. Jinai tampa tam tikrų trumpų laikotarpių atitinkanti 100 000 eurų mūsų sąskaitoje vibraciją, nes žmogus, kuris nori turėti 100 000, jis turi būti jau pasikeitęs chemiškai iki šitos 100 000 eurų savo sąskaitoje naujos versijos. O jeigu taip pasakyčiau, tokį kiekį pinigų galima sukurti per 2-3 mėnesius, gal 4, kitam gal 6 mėnesiai užimtų, bet reikia nuosekliai kruopščiai dirbti su savo cheminė formulė. Tai pasakyčiau, o kadangi 51% ir daugiau reikia, kiek mes per dieną sugebam savo arbatinuko energiją užvirinti iki 51 ir aukščiau procentų, to greičiau mes tą 100 000 eurų savo sąskaitoje pasieksim. O ten paskui jau klausimas, kiek nulių prirašysite. Nuliai reiškia tada niekas, bet energijos, kiek reikia padauginti 10 arba 100 kartų sukaupti. Tai geriausias dalykas ne iš karto daryti 100 000, o darykim po 10 000, jeigu ten per mėnesį 10 000 pasidarei, tai įsivaizduoti, koks atlyginimas neblogas gaunasi, atskaičiasi visus mokesčius ir paskui jau kartojam toliau, jau 10 000, 10 ir tai gaunasi 100 000, jokio skirtumo, per kiek laiko tą sukrausite milijoną. Bet nes jūs jau žinote, kaip padarėte pirmą 10 000, taip žinosite, kaip ir kitus sukrauti. Na, va toksai algoritmas gaunasi. Taigi, tam tikrą laiko tarpą mes medituojame ir kada kiekvieną dieną pasiekiam 51%, reikia laikyti, didinti 51, 60, 70, 80. Dar kai pasiekia 100% pagal mano navigacinę sistemą, tada mes tos pinigus gauname. Bet kada matai, kada jau pasiekia 51%, tada gali kartuoti tą savo patyrimą kiekvieną dieną. Bet iki to reikia viską sureguliuoti, visus gyvenimo vežiko santykius, tam, kad niekas netrukdytų pasiekti tą 51%. Tada atsiranda virsmo taškas. Va, tai matome, kaip gaunasi teoriškai šitą kraujo formulę. Kraujo formulė, kada pas mus pasikeičia, pavyzdžiui, pakeitė ją Petras, Jonas. Tai meditacijos metu mūsų asmenybė keičiasi. Mes suformuojame meditacijos metu naujus įpročius ir mes jau nesame tokie, kokie buvome anksčiau. Nes atsiradęs naujas įprotis, jau bus mūsų versija Petras 1, Jonas 1 arba Jonas 2, Jonas 3, Petras 3, 4. Mes kiekvieną dieną keičiamės. Vardas lieka tas pats, bet mūsų vibracinė versija yra kitokia ir kraujo formulė kitokia. Dėl to mes per tam tikrą laiko tašką, per mėnesį su naujais įgūdžiais, kurie verti milijoną, mes save keičiame. Nebaisuoti atsisveikinti savo senąją versiją, nes geroji versija turi būti visada geresnė. O jeigu ten aišku blogesnė, tai čia jau programavimo ir testavimo problema. Tai vat šitai vietai dar parašysiu šiandien vieną video, kaip mūsų kraujo formulė įtakoja mūsų naują laimingą gyvenimą, nes vėlgi vibracija tikslas. Šitą vibraciją girdi mūsų ląstelės, jos kūrė cheminės medžiagos įtakoja mūsų naujų baltymų kūrimą, tie baltymai atstato mūsų keičia kūną, mūsų kūną pritaiko naujai mūsų realybei, tai realybei, kurioje yra mūsų norimas suma mūsų sąskaitoje banke. Na ir kada mes tą sumą gauname, mes ją investuojame į savo gyvenimo sąlygų pagerinimą iki tokio lygio, kad mes galime pasiekti kitą gyvenimo pakopą, kitą namo aukštą, laiptelis po laiptelio. Dėl to gautą sumą reikia investuoti į savo gyvenimo kokybės kūrimą aplinkiniai mums padeda pasiekti dar aukštesnę pakopą ir taip gyvenime laiptais į dangų mes pasiekėme savo norimą versiją, gyvenimo harmoniją, balansą. Dėl to kartais, jeigu žmogus staigiai išlošia milijoną, gali būti tai, kad tai buvo tik pavyzdys kitiems, kaip kartais dideli pinigai nepadaro žmogų laimingą. Laimė tai yra, kaip sakiau, proto būsena, o proto būsena priklauso
nuo mūsų finansinio ir dvasinio balanso, o tas balansas ir sukuria harmoniją. Harmonija yra ir muzikos vadovėlyje. Natos susidėlioja į muzikinį kūrinį, mes jį girdime, funkcijos susidėlioja kaip natos į procesą gyvenimo, žinoti muzikos kūrimą ir verslo procesų tobulinimą. Tai yra meta mąstymo dalis, apie kurį minėjau. Tai va, kaip matom, po truputėlį 64 kvadratų dėlionė įgauna aiškesnį vaizdą. Taigi šiam kartui taškas. Dar šiandien turėtų būti kita video apie kraujo formulę ir naują gyvenimo versiją.